ES žaliasis kursas – tai žaliosios pertvarkos strategija, kurios galutinis tikslas iki šio amžiaus vidurio Europai tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. Siekis mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas nėra naujas, tačiau niekada anksčiau jis nebuvo toks ambicingas ir neapėmė tiek daug skirtingų ekonomikos sektorių. Žaliąjį kursą sudaro politikos iniciatyvų rinkinys klimato, aplinkos, energetikos, pramonės, žemės ūkio, transporto ir tvaraus finansavimo srityse. Įgyvendinant žaliąjį kursą siekiama, kad ekonomikos augimas būtų atsietas nuo išteklių naudojimo, o nuo šalyje nebūtų paliktas nei vienas žmogus ir nei viena vietovė. Jei apie klimato neutralumui tikslą esame girdėję beveik visi, tai turbūt nedaugelis žino, kad jam pasiekti vien per artimiausią dešimtmetį prireiks apie 1 trilijono eurų tvarių investicijų. Viešasis sektorius nėra pajėgus vienas sutelkti tokią sumą. Todėl ES ir jos valstybės nariai siekia mobilizuoti privačias lėšas, skatindamos verslą investuoti į žalius projektus. Tokiu būdu verslas prisidės prie klimatui neutralios, klimato pokyčiams atsparios ir žiedinės ekonomikos kūrimo.